Sveiki, aš esu Mantas ir sveiki atvykę į mano kanalą. Taip, aš prisijungiau prie Plungės Perkūno regbio komandos. Plungės Perkūnas dalyvauja Baltijos regbio čempionate antrame divizione, kuriame taip pat žaidžia tokios komandos kaip Klaipėdos Kuršiai, Šiaulių Baltreks dubleriai, Vilniaus regbio akademija, Šiaulių Vairo dubleriai, komandos iš Latvijos Ramovas Lačiai, Valmieros Feniks ir viena komanda iš Estijos Livonija. Plungės Perkūno klubas turi stiprią istoriją, tačiau išlaikyti klubą stabilų mieste, kuriame dominuoja futbolas ir krepšinis bei gyvena tik 17 000 gyventojų, tikrai nėra lengva. Todėl klubas daug kartų perėjo perstatymo periodą ir žemaitiškas užsispyrimas neleidžia klubui mirti. Prisijungęs prie komandos apie regbį žinojau tik tiek, kiek man tiktokas išmesdavo reelsų mano For You puslapį. Tai yra gan vyriškas ir agresyvus sportas. Iš šono viskas atrodo labai paprasta, gauni kamuolį ir bėgi, bet atėjęs į pirmą treniruotę supratau, kad šis sportas labiau panašus į šachmatus, kur kiekvienas blogas ėjimas gali kainuoti labai daug. Pirmosios treniruotės tikrai buvo sunkios, vis dar gydžiausi čiurnos traumą patirtą praeitame video. Kamuolys, kuris yra išskirtinės formos, taip pat nenorėjo kibti prie mano rankų, nors pastebėjau, kad ir kitiems žaidėjams kyla tos pačios problemos. Todėl nesijaučiau labai jau toks žavas. Jaučiau, kad man reikės didesnį susikaupimo ir klausyti kitų žaidėjų patarimų. Aš ir dariau ir rezultatai po biškį mažais žingsneliais pradėjo matytis. Покарпаем снова, покарпаем следующий снова. Kadangi mane pastatė į poziciją, kurioje kamuolį gaunu labai retai, vienai treniruotei kamerą daviau žaidėjui, kuris, man atrodo, žaidžia pozicijoje, kur daugiausia veiksmų. Apsimeska sunkiai gauda, geriau vaizdą bus.
Užmuis. Nuvidu. O viską apibendrinant, čia galite pamatyti, kaip aš nuostabiai nepasimetu kritinėje situacijoje. Tas kaip išmeta. Bauda! Geltona! Aš tik vieną vyrą galiu pasakyti, dabar žinok apie praktiką, ne čia, bet turi kiekvienas užsivesti savam, užsivesti draugus, užsivesti, ne atsivesti, užsivesti, ne, dabar jau turi pradėti užsivedinėti, bet ko norėjau pabrėžti, nebijok suklysti, nebijok kažko manevruoti, pabandyti kažko naujo, ne kiekvienas išsąsne, ypač kas naujas, nesijaudinti, nepalauk kamuolį. Dar kažko sensi, neklieksim tą, žinai, bet tiesiog pabandyti, kad komanda bus. Pirmiausia, kad komanda. Kad bus komandinį žaidėjimą turėsi, žinot, viskas bus lengviau. Lengviau atėti jaunim, lengviau bus senim, žinai. Ir kad tom padės padaryti, matytum daug, sakyti, ypač padėkti viens kitam, su dideliu užsivedimu, kaip sako broliai viens su kitu, ir pergalė bus. Nes vis atrodo nebloga. Tiesiog ko jums reikia užsivesti, žinai, ir vien kad tikėti. Tikėkit save, tikėkit savo draugų, kiekvien savo, kaip sako kolega, sukau žaikas, turmanio, kas jūsų, žinai, nesvarbu. Tom, būdna, gerai kebra. Nu, to pradėk šiandien, parėjau lovą, atsiguliau, pradėjau galvoti, apie varžys, dar kažką, veskit savam, užsiveskit, padėk jums kitam, gerai kebra. Давай, ты когда так. На космос только. Ne, moram. Moram namie. Będę siadł. 2, 3, spróbuję! Varžybų diena. Plungės Perkūnas prieš Vilniaus regbio akademiją. Komanda, kuri paskutinį kartą žaidė aukščiausioje lygoje. Paskutinės varžybos vykusios dar prieš mėnesį pasibaigė Plungės Perkūno sutriuškinimu, todėl įtampa komandoje tikrai jautėsi. Vėl tą patį problemą. Kas ko nepadarė, kas ko neįkirta. Ir tiek vis laik bus, vis omzų žaisis, gyvenį po žaisis, trečio vis laikas pas bus. Jūs dabar sakyk, po visi sportininką, paimskės sportšą. Jūs atsakykit, dėl ko Lietuvos krepšiai pasaulinį lygį nepatek olimpiadų. Dėl ko nepatek? Ką? Dėl ko nebė? Nu. Tu čia sportai, suprantu. Dėl ko sakyk, aš tas pats pribuosis 10 veitrėtai, tai daug ko, nu. Daug ko sabojus, tai buvo peln 40 taškų, čia peln 10 taškų, nu daug ko. Nu daug ko, nu atsakykit, давайте, dabar paskobikim visą bonį droškiam, nu apsiraminkit, tai. Kebra, labai svarbi psichologija žaidėjams, kad dabar skaikia man dabar, kad pirmint, bet vis tiek išėjęs iš to lygs komandą, pirmas 5-6 minus duoti labai smarkiai kovą, kontaktinti smarkiai kovą, neduoti jums skripauti, lėpti vis laikų galvų, lėpti, ir dar kartą lėpti, nedaugit įsibėgėti jums, nesturėkite ant lėdės, vakščiukit, be kamuliaus lėpti, nieko daugiau nereikia, dabar šiose pasaliek tik tą pagrindas, atsargiai lauk mūsų pridurų. Это только опомнись. Kažkam. Ką? Sveiki, vyrai. Perkūnas pasiruošę? Vara pasiruošę? Stovėdamas šalia aikštės pajaučiau tą energiją. Kiekvienas pervirtimas reikalauja labai daug jėgų ir pamatęs tokią kovą net nesitikėjau išeiti į aikštelę.
Tackle! Išėjo. Nuvalė, viskas gerai. Čia, perdavimas į priekį. Buvo. Tackle! Nušluotą paleis. Vyrai raminame. Persvara. Buvo priekis. Grumtynės. Tackle! Paleidžiam! Rakas! All good, play on! Tackle! Tackle! Priekis. Čia. Tackle paleidžiam! Rakas! Tackle! Rakas! Žeminimas? Tackle! Iš karto suvirtimas šeštui. Viskas kur kas vyks. Kebra, dabar žiūrėk. Dabar štai trečias kėlinys, ne, prasideda trečią 20 minučių. Bus lūžis. Irgi nemažiau 100 km praloš. Suprantate, anie dabar suprot, jeigu mumis dabar paleis, anie paleis. Iš tikrųjų paleis. Nes jeigu gaus spaudą, jau prasidėjo, čia ten nori duoda ton. Pasigaud jaunus žaidėjus, provokom, kad gaud raudonus korteles, mes aštuonam 14. Nepasimauk, kaip Ani pradėjo pralaiminėti, prasidės provokacijas. Nesivelkite juk būsim muštynis, nesivelkite muštynis, Hebra, tiesiai gana geras jūs kon mato, jo, Hebra, laikykite tempą. Kas manim džiugiant, ką pasidėkėjom lipėms, matėt, pradėjo klėpti, pradėjo pamesti kamuolis. Tas pats pasiteisė naudą, net nekėlėm, lipom per skylius, paukš 10 kamliuks ant žemės. Aišku, vis laik nepasiteisės, bet aš tą pasiteisė. Labai viskas puikiai. Mūsų komanda vedė varžybas 2 kėlinius, trečiame 2 klaidos mums kainavo taškus. Jėgų trūkumas bei traumuoti žaidėjai tikrai jautėsi.
Varžybose pažaisti gavau paskutinės 5 minutės. Į aikštę ėjau su nuotaika, kad jau nebėra ko prarasti. Čia. Tekal, paleidžiam! Tekal! Autas! Oi, pažiūrėk! Efektas. Mane, tekate. Kaip buvo? Žeminimas ar autas? Pirmą žeminį, tada mačiau, kad lytais, kad įskrėjo. Pirmas žeminimas tada autas. Taip, aš savo 5 minutės išnaudojau maksimaliai. Pasiekiau savo tikslą išbėgti į varžybas bei pelniau taškus. Nors tie taškai ir nieko nebereiškia, man tai buvo labai daug. Gerai, visai gerai. Noriu padėkoti visai Plungės Perkūno komandai, kad leido man prisijungti prie jų komandos ir pamatyti regbį iš vidaus. Aš supratau, kad Plungės Perkūnas yra daugiau negu komanda. Tai yra šeima, kuri visada stovės viens už kitą, jeigu reiks ir pasipyks, bet dienos pabaigoje jie apsikabins ir toliau judės dėl tikslo – populiarinti regbį Plungėje.